Giedrius Svilainis, gimęs Lietuvoj, Kaune, o šiaip paprastas žmogus, kompozitorius, dabar gyvenantis Vilniuje, kuriantis Vilniuje ir besidžiaugiantis gyvenimu. Baigiau ir Panevėžio tuo metu buvusią Jono Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, muzikos akademiją, dvi specialybės ir chorvedyba, ir kompozicija. Nu ir dar baiginėjau, nebaiginėjau, vis dar tęsiu mokymus gyvenimo mokykloje, tai vat, ir šeimos mokykloje. Etno muzika, aišku, nuo pat vaikystės jau šiaip lydėjo, gal mane ne tiek aišku, kad aš ten būčiau augęs kaime, ar ganęs gyvulius ir girdėjęs liaudies dainas, bet iš tikrųjų nuo vaikystės ir tėvukas paimdavo akordeoną ir kartu su mama uždainuodavo įvairiausius liaudies dainų ir romansų, tai va taip užstalėse išgirdau tą šiaip dainas ir fiksavau ir labai buvo įdomu. O po to dar kažkaip atgaivino prisiminimą tą dabartinę žmoną, su kuria susipažinau Panevėžy. Jin buvo tada folkloristė tokia, etno, jin vaikščiojo su tokiais tautiniais rūbais ir lankė folklorinį ansamblį. Tai vat, jin kažkaip irgi man vėl priminė apie tą etno muziką ir kažkaip tai ir su ją, kaip ir su žmona, taip ir su etno muzika esu dar iki šiol kartu. Muzikos irgi daugiau pradėjau domėtis, po to jau tą profesionalią kūrybą, į kurią įtraukiau ir etno muziką, tai būtent nuo kaip vadinu, ansamblio laikų, kai tapau ansamblio Lietuva meno vadovu. Tada kažkaip tai susidomėjau ir būtent pirmas toks šiaip ir kūrinys, kur panaudojau tą tokį pagonišką etno, tai yra, kaip čia vadinasi, ne miuziklas, galim sakyti, o misterija Perkūnas buvo tokia. Tai vat, ir tenais muziką rašiau liaudies instrumentų orkestrui, ansamblio, chorui ir šokiai. Tai va buvo tokia gal pirmas intarpas į stambesnį veikalą su etno muzika. O šiaip buvau daug aranžavęs liaudies dainų įvairiausių, aranžuodavau chorams. Tai va buvo dar nuo studentavimo laikų irgi teko aranžuoti chorams liaudies dainas. Tai gal va toks pirmas įnašas buvo. Šiaip įvairiausių stilių, iš tikrųjų neapsiriboja vien akademiniu stiliumi. Iš pradžių labai mėgau naudoti rock elementus, džiazo elementus, reiškia stilių. Dabar šiek tiek elektronikos jau pradedu naudoti, nors jau tai jau nieko naujo, bet kažkaip tai jungi tuos visus stilius ir bandai miksuoti, darai tokią mišrainę stilių ir iš tikrųjų gal čia ir įdomumas yra, kad ta etno muzika kaip mišrainė, jeigu geri ingredientai, geri stiliai ir skani mišrainė gaunasi. Tai va, įvairiausių stilių naudoju, labai įvairių.
didžiausias gal buvo ir man toks vienas iš stambesnių veiklų, tai buvo toksai projektas folkroko misterija Žaibo gėlės. Čia buvo prieš 20 metų, arba 22 metus, tai iš tikrųjų, kuri buvo atlikta katedros aikštėje su roko muzikantais, su ansambliu Lietuva, orkestru ir choru, ten dainavo ir Meškėla, ir Česlovas Gabalis, to meto geriausi rokeriai, tai va buvo toks įsimintiniausias kūrinys. Dar gal toks vienas išskirtinis kūrinys mano, kaip ir pirmas, aš skaitau Lietuvoje folkroko misteriją sukūręs, tai gal ir pirmos tokios lietuviškos mišios yra, iš tikrųjų liaudies instrumentų orkestrui, su polistilistika irgi ta įvairių stilių mišinys su kantičkomis liaudės, kur yra ir šiek tiek ir akademinės muzikos, ir to folkloro, kantičkinio to. Nes tenais ir dalyvauja tos senosios, 3 močiutės dainuoja autentiškais balsais, kantičkas ir jungiu su ta akademinių mišių struktūra. Tai iš tikrųjų gal tokia naujovė, kas nebuvo darytas su lietuvių liaudies, ta kantičkinė muzika, jeigu taip žiūrint. Tai gal vienas iš tokių irgi įsimintiniausių kūrinių man. Daug visokiausių aranžuočių yra padarytų chorais su liaudies muzika, aranžuotės ir šiaip kurtos dainos pagal liaudies melodijas ir tekstus. Tai yra laimėjęs LNKC skelbiamuose konkursuose jau nuo 2011 metų visada laimi kažkokią vietą, nuo 1 iki 3 vietos. Tai va jau beveik 20 metų visada laimiu konkursuose. Nu, žodžiu, tai tokie pasiekimai su etnomuzika. Surašęs ansamblių vakarui, tai yra ne ansamblio, kanklių vakarui. Ir ansamblių vakarui, aišku, daug esu rašęs irgi, bet vien kankliam yra tenais pasivaikščiojimai, kūrinys toksai, po to kankliavimai, yra toksai kūrinys, daug kūrinių, jau visų neatsimenu. Ir su elektronika turiu parašęs, praeitoje dainų šventėje buvo premjera, reiškia, kanklių vakare. Nebeatsimenu pavadinimo jau, tiek visko daug, kad jau užmirštu. Gal dėl to, kad čia mano šaknis, pats vis dėlto esu lietuvis, čia augęs, čia įsišaknyjęs ir kažkaip tai gal tie šaltiniai iš protėvių pereina iš tikrųjų genetika tai ir pradedi suprasti, kad tas sutartinė,
tie skudučiai, tie ragai, tai tavo kažkoks širdies balsas ir šauksmas, per kurį tu gali išreikšti dabartinį save, kuris esi čia. Ir iš tikrųjų išreikšti tą protėvių balsą, per save perduodi estafetę savo kartai, savo sūnui, kuris irgi kompozitorius, ir abiems sūnams, ir vienam, ir kitam. Ir jie perduos, aš tikiuosi, tą patį tautos šauksmą ir savo vaikams. Kartais net ir neįkvėpimas, čia kartais būna, žinokit, kūrėjai kaip ir tokia duotybė. Tu kartais atsiguli arba eini ir staigiai gimsta mintis arba duše, arba bet kur. Ir gimsta mintis ir tu pradedi ją vystyt, ir po to jinai velnių išpira, taip galiu ją vadinti, jin tau neduoda ilgai būti ramiam, kol tu jos neiškeli į natas, į kompiuterį. Iš tikrųjų, tai nėra, tai aš neskaitau net įkvėpimas, tai yra šiek tiek ir kančios, kuri persekioja tave. Bet pripranti, susitaikai su ja, susigyveni ir gyveni.